Kalbant apie pasiruošimą, jaučiausi tiek fiziškai, tiek techniškai pasiruošęs. Prieš šias varžybas turėjau gana techniškas kovas. Džiaugiuosi, kad teko prasivesti su gan pajėgiais varžovais, todėl stengsiuosi alytuje nenuvilti savo gerbėjų. Tai yra viena iš pirmųjų mano kovų tokio aukšto lygio ir labai džiaugiuosi, kad pakvietė mane atstovauti savo gimtą miestą šiose varžybose, tai yra Bušito Heroes. Jaučiuosi pasiruošęs, dedu visas jėgas, stengiausi atiduoti visą savo energiją treniruotėse. Visus sporto klubo 2 vilkai sportininkus kviečiu atvykti į areną. Taip pat noriu pakviesti savo gerbėjus, kad palaikytumėt mane ir susitiksime balandžio 18 Bušito Heroes Alytaus arenoje.